Esu mano virtuvėje. Ir tai yra ketvirtadienio rytas ir aš darausi pusryčius, noriu labai skanių pusryčių, noriu deserto. Dėl parodysiu, kaip pasidaryti pačius lengviausius ir man asmeniškai pačius skaniausius ledus, kurie yra super sveiki. Taigi, turiu bananą, jis buvo užšaldytas kameroj, 2 bananai. Šimtas 25. Ramus. Kitą pusę dedu vėl atgal. Jūs galite daryti ir iš 2 bananų, ir iš 3 bananų. Čia, ta prasme, aš skaičiuoju makro, dėl to man nereikia tiek daug. Kakava. Natūrali kakava. Cukraus bei nieko. Įdėsim 1, 2, 3. Tai 15 gramų 3 šaukšteliai. Tik truputėlį, kad mano mikseris nėra labai galingas, tai kad gerai sustrintų bananas, aš įpilu šlakelį avižų pieno. Jis yra šokoladinis, tai čia labai tiks. 50 gramų, 50 mililitrų. Ką, einu dabar prasukti. Susmulkinam bananą. Toks kaip smūfis jisai atrodo. Jis yra šaltas. Šitą matė šokoladiniai ledai. Taip skanu. Ops, viškiant stalą. Pabandykit. Labai skanu. Kai noris deserto, noris ledų, tai ypač kas negalit valgyti pieno produktų, netoleruoja. Tai šitie ledai yra super. Aš pyriau, kadangi to pieno, avižų, tai jie tokie biški skystesni. Jeigu jūsų blenderis yra labai galingas, tai jūs galite nepilti jokio pieno, jokio skysčio. Va, taip atrodo. Tokio stipraus skonio. Bet čia dar ne viskas. Aš valgysiu su proteino misliais. Sveiki proteino, nes čia tik tai angliavandeniai ir iš kakavos riebalai. Tai kad reikia visko. Visų. 40 gramų. 1 porcija. Galima ant viršaus susidėti riešutų. Galima iš tikrųjų darant viską įdėti, jeigu jūs naudojat proteiną. Proteino šaukštą, bet tada turi tikrai pilt, manau, nes tokia bus, net nežinau, košė kažkokia makalošė. Tai turi pilt tada, jeigu proteiną naudojat. Tai va, tokie paprasti ledai. Dar galima kokoso drožlių, kad ir paprasto banano užsipjaustę ant viršaus labai skanu. Riešutų smulkintų. Ką tik jūsų fantazija leidžia, ką tik išmąstot, tą galite naudoti kaip ledų toppingą. Labai skanu, einu valgyt, kol jie nepradėjo šilti. Šeštadienis, dar nėra 10 ryto, važiuoju į centrą iš Tinginę, pasitreniruosiu su vienu žmogum. Po treniruotės važiuosiu turbūt į parkelį pafilmuoti video. Turėsiu 3 savaitės atostogų, taip kad negalėsiu treniruoti su vaikų grupės krepšinio treniruočių. Bet jiem pažadėjau padaryti video su namų darbais, ką jie turės daryti, kol manęs nebus. Aišku, jie darys tai ar ne, tai čia jau čia negaliu kontroliuoti, bet dauguma prašė papildomos veiklos, kol manęs nebus, taip kad
malonu buvo tai išgirsti ir tikrai pasistengsiu dėl jų ir padarysiu. Paruošiu jiems šiek tiek pratimų. Tikiuosi mano oras tai leis padaryti, nes kaip matot, biškį apsiniaukė. Dar vienas įdomus faktas. Čia Eindhovene vyksta tokio garsaus atlikėjo koncertas. Ir tai yra kasmetinis koncertas. Nežinau, ar aš čia ištarsiu teisingai, bet jo vardas pavardė Jūs Miuvis, kažkas tokio. Tikrai čia Lietuvoje nieks jo nežino. Čia jisai yra big deal. Ir aš pats buvau net nustebęs, ant kiek iš čia big deal yra. Jisai sugeba 2-3 dienom iš eilės išsinuomoti PSV stadioną. Ten kiekvieną dieną pilnas stadionas žmonių koncertuoja jis ten. Panašaus tipo kaip Lietuvoje Rytis Cicinas kažkas tokio. Bet čia turi savo tokį. Tai aišku, čia visai kiti mastai. Jisai sau leidžia tiesiog surengti koncertus Anglijoje, užsienio šalyse. Ir visi fanai jo ištikimiausi seka jį, kad ir kur jis bevažiuotų. Ir ta prasme seka ne saujelė fanų, o tūkstančiai žmonių. Aš tiesiog buvau žiauriai nustebintas šito renginiu ir šito reginiu. Čia visa mieste jo rezidencijos. Ir visi apsivilkę jo marškinėlius vaikšto čia. Žodžiu. Baigti dienos darbai. Kiek dabar? 3 valandas kažkur. Važiuojam į turgų iš pradžių pažiūrėti, nes ten kaip visą laiką vaisių pilna naujų visokių skanių. Taip kad čia sukam. Idealus kelias. Tik tai dviračiai. Zona aiškiai. Almantė, jokio alaus čia. Visą laiką čia geriai įdama alų. Išmėsk. Visą laiką girtakliauji čia atėjus. Dėl tavęs padėjo tą ten. Zona, bet šis rajonas tai labiausiai skaityčiau pasidėjęs. Čia kiek atėjom tiek visokių bomžų pilna, kurie belia kaip. Geria, stoju. Gali prigult iš karto, jeigu tikrai pavargai. Sikloti ir pamėgo. His name is John C. Thug life, right? Oh. Šiandien baisių partijas, vakar turėjom čipmylą biškį, tai va. Detoksifikacija. Tik baigiau filmuoti video, apie kurį kalbėjau. Priemonės, malys ir puikus oras, puikia aikštelė. Viskas, ko reikia, norint sportuoti.
nereikia prisigalvoti, kad reikia kažkokių super sudėtingų aparatų, kurie tau leis užauginti raumenis arba numest svorio, nežinau kokie tikslai. Tiesiog geras oras, gera nuotaika, motyvacija. Mažiau investuokime į beverčius daiktus, kurie mus supa, kuriuos mes dedamės ant savęs, bandom kaip vis apgauti. Mes labai kieti ir mes labai gerai atrodom ir mes jaučiamės puikiai dėl to. Investuokime į save, investuokime į maistą, kurį valgome, investuokime į aplinką, investuokime į kažkokias keliones, kažkokius naujus pojūčius, kurie praplečia pasaulėžiūrą. Ir labiau investuokime laiko į save, nereikia net pinigų, o laiko. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Ir vienas žmogus, kuris investuoja į save laiko, supranta, ko jis iš tikrųjų nori ir kokie jo tikslai yra. Jis tiesiog eina į priekį kasdieną. Nerašyta taisyklė gal, kuria ir aš pats vadovaujuosi. Komfortas niekada nestums tavęs į priekį. Jeigu tu esi komforto zonoje, niekada nebūsi vienu žingsniu priekį kitų. Taip kad tiesiog susikaup, darai tai, ką darai. Nori to ar ne kartais. Tada gali būti pranašesnis už kitus ir būti kitiem įkvėpimas, ypač saviem artimiem žmonėms, savo šeimai, savo draugams, žmonėm, kurie jų tave supa. Taip kad esi komforto zonoje, tai tiesiog vegetuoji, nežinau, čia įsireikšti, tiesiog būni. Svarbu, man atrodo, labai yra žengti tą žingsnį iš komforto zonos ir pakliūti ten, kur kartais gal atrodo beveik pragaras, bet laikui bėgant supranti, kad pragaras vis dėlto tau tiesia puikų kelią į ateitį. Taip kad būkite stiprus, ištvermingi, džiaukitės gyvenimu ir geros savaitės, draugai. Dragon. Pulpit. Drive.